Europos sportininkų nutarimu 1939 metais trečiosios Europos krepšinio pirmenybės rengtos Lietuvoje Kaune. Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, lydimas aukštų pareigūnų, nuoširdžiai sveikinamas tautiniais drabužiais apsirengusių lietuvaičių ir visuomenės, atvyksta atidaryti iškilimus. Dekanui Kapaučiui pašventinus naujai pastatytą sporto salę, Respublikos prezidentas atidarė iškilmes. Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių. Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaismo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Ypatingai malonu šiems pasakyti. Sveiki atvykę, mielieji užsienio svečiai. Laimingai viešėkite pas mus, kaip pas savi namie. Tai visus kraštus kamuoja nerimas. Kai visur žmonės suirzę ir susirūpinę gyvena, dailaus sporto dienos virstų poilsiu, nuteiki mus gerai ir draugiškai ir duodu mums estetinio pasigėrėjimo. Prezidento kalbos klausosi išsirekiavusios krepšininkų rinktinės. Lietuvos, Estijos, Italijos, Prancūzijos, Latvijos, Vengrijos, Lenkijos. Suomiai atvyko tos dienos vakare. Sugroti visų dalyvavusių valstybių himnai. Tuoj po to įvykusiose moterų krepšininkių rungtynėse Varšuva, Kaunas po įtemptos ir jaudinančios kovos laimėjo lietuvaitės rezultatu 29-28. Pradžia gera. Štai Vytautas Budriūnas, nepamainomas priešų gynybos ardytojas. Aukštas, linksmas ir puikus strategas Pranas Slubinas, geras mėtytojas, baisiai pavojingas iš arti ir toli. Juozas Jurgieva meisteriškai valdo kamuolį, nesulaikomai driblinguoja, visas laiko papasuoja laisvam žaidėjui. Feliksas Kriaučiūnas, Lietuvos rinktinės kapitonas, nepamainomas komandos diriguotojas ir vadovas. Ir kiti mūsų rinktinės vyrai sudarytų panašų įspūdį. Pirmą dieną Europos krepšinio čempionui Lietuvai teko žaisti prieš labai stiprų konkurentą Latviją. Čia matome tų rungtynių ištraukas. Taškus pelnytai pradėjo krauti lietuviai. Andriulis Kuzinauskas, Ruzgys, Lubinas, Kriaučiūnas, bet neobjektyvus ir labai šališkas teisėjas prancūzas Leroy tuoj pradėjo duoti baudas Latvių naudai. Lietuviai tamsiomis uniformomis. Pagaliau paskutinėse sekundėse Latviai davė vienu tašku. Įtampa buvo nežmoniška. Keletą sekundžių prieš žaidinių galą Lubinas pirštų galais įskalė orientuotą šokus į kamuolį ir Lietuva laimėjo rezultatu. Milžiniškos ovacijos, mūsų vyrai atverčiami gėlėmis, bučiuojami ant rankų nešiojami. Taip, jie šiose rungtynėse puikiai reprezentavo Lietuvą. Brolius Latvius sunkiai įveikėme. Taip mūsiškiams seksis prieš didesnių valstybių rinktinės. Dirstelėkime į Lietuvą-Italiją rungtynės. Atrodo, smarkiai kovojama. Lietuvai dėvė tamsias uniformas. Antrame puslaikyje pastebėta, kad italai prarado viltį laimėti ir tenori prakišti galimai mažesnių rezultatų. Jie laiko kamuolį, bijodamiesi jį prarasti, nes lietuvių metimai nesulaikoma kelia taškų santykį. Italams nesiseka metimai. Buvusios Romos imperijos palikpanys nugalėti. Kaip pašaliniai asmenys, pasižiūrėkime Prancūziją, Vengriją žaidimo, pasibaigusių 45-19 rezultatų prancūzų naudai. Mūsų reprezentantai nei vienų rungtynių negalėjo stebėti. Jie savo vadovų globoje ilsėjosi gražioje viloje Kauno priemiestyje Aukštojoje Panemunėje. Jau po pirmų rungtynių Latviai apie lietuvius krepšininkus rašė, kaip apie neįtikėtinai gerai, tarsi preciziškos mašinos, be nervų ir nuovargių žaidžiančius lietuvius, prieš kuriuos, kad ir kaip norėdami, Latviai turėjo pralaimėti.
Tiesa, prieš vengrus lietuviai laimėjo puikiu rezultatu. Dabar vėl matome žaidžiant kitas valstybės. Svečiuosna atvykę užsieniečiai, sportininkai apgyvendinti Antano Smetonos vardo karo mokykloje. Korektiškai laikosi Lenkai, kas neabejotinai teigiamai atsilieps būsimiems šių valstybių sportiniams bendravimams. Labai daug savo komandai taškų laimė Estas Veskila, kuris yra aukščiausias iš visų dalyvaujančių Europos krepšininkų, o gražiausiai žaidžiančių europiečių laikomas lietuvis Rugys. Lietuviai specialiai šioms olimpinėms žaidynėms Kaune pastatė didžiulę sporto halę, kuri užsieniečių nuomonė esanti didžiausia ir moderniškiausia krepšinio salė Europoje. Dabar matome Lietuva-Prancūzija rungtynių momentus. Lietuviai tamsiom kelnėm. Labai tikslus mūsiškių žingsnis. Prancūzai žinomi kaip geri krepšininkai, bet jų žodžiais tariant, prieš einantį lietuvių žaidimą jie jokių būdų neįstengė atsilaikyti. Lietuviai tamsiom uniformom prieš Estus. Aukštas stipriaus kovus, nes tai nugalėjo Latvius, bet energingos jų pastangos prispausti lietuvius neabejotinai sudužo. Priešininkas buvo kietas, gerai pasiruošęs, bet Lietuva ir vėl pasirodė nugalėtoje. Dabar draugiškai žaidžia Lietuva-Lenkija po beveik 500 metų pertraukų. Visą laiką Lietuvos rinktinės persvara aiški. Rungtynėms pasibaigus džiaugsmingai atsistojusi žiūrovų minia sugiedojo Lietuvos himną. Šįkart nugalėjo Lenkija. Galime išvardinti visus mūsų rinktinės vyrus, vėl bekaupiančius į Olimpo laurų kalną. Komandos kapitonas Feliksas Kriaučiūnas, toliau Pranas Slubinas, Vytautas Budriūnas, Zenonas Kazinauskas, Artūras Andriulis, Mykolas Rugys, Juozas Jurgėla, Leonas Baltrūnas, Leščinskas, Norkus, Mažeika, Petrauskas, Nikolskis, Šmitas. Užsienio valstybės atsiuntė žymiausių laikraščių ir žurnalų atstovus, kurie plačiai informavo skaitytojus visuose sporto besidominčiuose kraštuose. Šįkart Lietuvos sportininkai pasirodė kaip nepalainomi savo krašto ambasadoriai. Lauksime rungtynių su Suomiais, kas tik lietuvis įmetė. Suomiai išmeta autą, Lubinas gauna pasuotę, veda iš po krepšio ir vėl yra! Lietuvė atima iš Suomių kamuolį. Kartais atrodo musiškai net pilnos galios neparodo. Žaidžia lyg treniruodamiesi, bet kamuolys vis musiškių rankose. Juo tolyn, juo lietuviai geriau žaidžia. Suomiai, kaip matyti, visiškai pralaimi, nors jie ir smarkiai kovoja. Pirmenybės užbaigus, lietuvių tautoje kilo jaudinanti džiaugsmo banga. Išpirktos visos gėlės, kur jie sugalvotos mūsų sportininkams ir visos užsienio komandos. Matome ir besišykstantį Praną Lubiną, pelniusį Lietuvai net 96 taškus. Lietuva pakartotinai laimėjo Europos krepšinio meisterio vardą. Dovanas įteikė brigados generolas Černius. Antros vietos laimėtojams Latvijai teko puiki švietimo ministerio dovana. Trečią vietą laimėjusiems Lenkijai Kauno miesto burmistro dovana. Ketvirtiesiems Prancūzijai Kūno kultūros rūmų direktoriaus dovana. Lietuvai perleidžiant Lietuvos Respublikos prezidento Gintaro sidabru papuoštą vertingiausią dovaną, daug ir tūkstantinė minia nepaprastai jausmingai sugiedojo Lietuvos himną.